Labą rytą visiems. Šiandien randamės Kauno mariose. Rumšiškės ir karoso žvejyba. Šiandieną tikslingai žvejosime karosą. Bandysime jo prisikviesti taškelį. Pagrindinė tema musės lerva, arba liaudiškai tariant dzikas. Šiandieną mes su savo klubo kolega Vidu. Tuoj Vidui duosim mikrofoną, kad ir jūs jį girdėtumėt. Kaip jautiesi, Vidui? Girdėjau, kad labai lauki šitos žvejybos. Nelaukiau ne iš daiktų, bet labai laukiu žvejybos. Okay. Ir labai nelauksiu pabaigos žvejybos. Daiktų pasinešė tikrai reikia, sportas toksai žiauriai geras. Mačiau, maišeisi jauką. Ką maišeisi? Tenso karasin ir Super Blacko Bremeso 2 pakeliai. Ok. Ir dar atskirai darysiu TTX sensaso, kadangi vis dėlto gaudysim karosus / karpius. Daug kukurūzų. Kukurūzą turi? Kukurūzo 3 bankės, Maxima Extra. Žinau, pas mane tas pats. Jie geri, nes pas juos daug cukraus sudėtyje. Kitas dalykas, kaina gera. Žem 9 centai. 69 centai. Okay. Tai aš maišiausi tradicinį, sakyčiau, netgi liaudišką jauką. Mūsų panevėžiečių kartu su Pauliaus Korsaku sukurtą jauką. Marmaxą. Marmaxas karosai. Į labai išreikštas česnako skonis, tai žodžiu bandysime ant jo. Turiu 2 kilogramus, turiu dar ir traperio marcipaną, nesimaišiau, tiesiog turiu kilogramą. Tai žodžiu gal užteks ir tų 2 kilogramų ir nereikės papildomai maišytis. O šiandieną žvejyba, taip kaip matote, nuo pirmojo asmens, tai reiškia kaip šaudyklėse. Tai ką, baigiame pakuotis, pas mane praktiškai viskas paruošta, einam iki platformos, pradedam žvejybą, susimatysim tenai. Taip. Ką mes padedam pradžiai? Kukurūzai, skandintos pinkutės, na ir jauko. Kukurūzą biškį sukarpau, pinkučių nekarpysiu. Kol kas pradedam su pinkutėm, nes kiek kartų buvau taip aktyviai žvejojęs karosą, tikrai skandintos pinkutės arba skandinti dzikai buvo numeris 1 pasirinkimas. Šiandien žvejoju su 2 meškerikočiais. Pirmas yra Drenano Vertexas, Method Feederis 10 pėdų. Senutė Ninja Rituke, žiauriai faina, monovalas, šeriklėlė, kotas visiškas paravolikas, tai žodžiu, jeigu užkips karosas ant šitos meškerės, tai wow, hebra, bus kažkas tokio. Tai žodžiu, pradedam jaukinimą po truputį, na ir tada jau žiūrėsim, kaip bus. Na kągi, pradedam po truputį žvejybą. Užsijaukinau 2 taškus. Tai vienas 30 metrų, kitas apie 50 metrų. Didukas irgi čionai. Va, sėdi. Jau mačiau kibimą. Vasapą. Tai reiškiasi, jau kažkas yra. Reikia tikėtis, kad ateis ir karoso, nes karoso kibimai dažniausiai nepalieka klausimų. Tai kol kas sėdėm. Laukiam žuvies. Vidas kažką traukia. Nežinom dar ką. Tikrai ne karpis. Nesipriešina? Tai gali būti karosas. Ant ko užkibo? Ant 3 dzikų. Ok. Nagi, karšiukas. Vis dėlto. Karšiukas. Black Brimas suveikė. Nu va, atsidarė, kolega. Smagu. Atsidariau kažkokią žuvytę, pagavau. Karosiukas. Pirmas karosiukas. Opa, tik čia. Nu, klausyk. Pasirodė. Tikslinė žuvis. O, gražuoliukas. Nedidukas, bet pirmas. Einam į sėtelį, pasilsėti. Pas mane, matai, jaukas, jisai netoks universalus, kaip pas tave. Pas tave universalesnis jaukas. Nežinau, ar tai gerai ar blogai. Pasižiūrėsim, aišku, kaip čia bus toliau. O, turim ir ant artimos distancijos. Bet kaip smagu su šitokiu kotu traukti šakės. Nu, judėk. Davai. Judėk. O, jetu, kokia grožia kliukas buvo. Ką mes čia turim? O, karšys. O, geras. Pasemsim to jį.
Gerai. O! Gražuoliukas. O jėtų. Oho, ant kitos meškerės kibimas. Gerai, turim ir čia kažką. Vis dėlto česnakas veikia. O, gal prasidės kažkoks veiksmas? Žiūriu, kad čia jau darosi dalykai. Smagumas 2000. Gerai, žiūrim, ką čia turim. O, čia karasiukas. Čia tikslinė žuvis. Opa. Taip. Nu va. Jau smagiau. Karoso kliovas, tai žinokit, su nieko nesupainėsi. Jau kai kimba, tai kimba. O, parodysiu jums. O, gražuolis. Nu, gražuolis. Nėra labai didelis, bet, kaip sakant, ta žuvis, kurios ir atvažiavom. Ant dviejų iš karto. Va taip ir būna. Taigi, trumpa informacija. Tai, žodžiu, ką tik ištraukiau 2 žuvytės iš karto. Ir karšį, ir karosą. Pagavau ir tą ant gyvų dzikų. Į šėryklą padavinėjau skandintas pinkas ir šiek tiek skandinto dzikelio spalvoto. Čia man žvejas Svajonė Renatas. Yra pas juos tokie skandinti. Ir raudoni yra, ir balti, ir mėlyni, ir oranžiniai kažkokie. Žodžiu, visas asortimentas. Na, sakykim taip, kodėl naudoju skandintus būtent į šėryklą, tai skandinti dzikai netaip traukia mažą žuvį. Vis tiek tai yra daugiau, sakykime, didesnių žuvų prerogatyva tokius dalykus valgyti. Čia kadangi dumblas, jos nukrenta į tą dumblą, karosam patinka, jie rausia tą dumblą ir tokiu būdu gauna savo skanėstukus. Įdomiausia, kad ir artima distancija, ir tolima suveikia iš karto. Tai prieš tai artimoje distancijai net turbūt pajudinimo neturėjau. Tai gali būti, kad žuvis gal iš toliau šiek tiek ateina. Reikės dar palaukti, nes saulė neišlenda kol kas per debesis, debesų yra nemažai ir mes galvojam, kad čia yra pagrindinis dalykas, dėl ko ta žuvis dar nėra aktyvi, sakykime taip. Tai va, na bet pasižiūrėsime, bus matyt, kaip čia bus. Dar vienas kibimukas gražus, panašus į karosinę. Traukiam dar vieną žuvytę. Aš kaip karosą pradėjus traukti, pradžiai jisai pasispurda, o paskui tiesiog gali traukti ramiai. Tokia žuvytė, kuri paskui nesispurda. Opa. Ateinam atsižymėti. Nebijok, kolega, nebijok. O, gražuolis, gražuolis. Poilsio. Vidas traukia, manau, pirmą karosą. Pirmą karosą traukia. Šiaip kaip karpinė žuvis, tu gali, kada tavrasi jau ateina ir pradeda eiti, žinai, tai tiesiog nuleisti meškerę ir tada tavrasme jis eina labai gražiai. Pasipurto tada tik tai prie meškerių. Dažniausiai. O gal pas tai ten karpis koks? Užstrigo kažkur? Tai nieko. Žiūrė, matau valiuką. O, eina čia. Eina. Nagi. Karosas? O, gražus visai. Super. Atsidarė ir Vidas ant karoso. Jee. Žiūrėjau, kaip Vidas ištraukė. Bam. Ir pas mane kliuvukas. Žiūrim, kas čia. Viskas gerai. Kas čia? Karšys. Nu. Žiūriu, kuo jisai čia spurda. Oba. Ateinam pasipozuot. Ramiai, nu. Toks nedidukas. Ne? Kauno Marių. Kauno Marinis. Vidas panašu traukia, kaip jis pats sako, karšį. Nežinia, ar karšis
Tai pažiūrėsim. Ne, karosas. Bet labai jau taip. Ir dar gyvs koksai. Dabar atsigavo. Smaguma. O pas mane buvo toks kibimas, kad atrodė meškerė ištrauks ir atlenkė kablį. Iškibimą, įsivaizduokit. Katana 12. Nu, tai nestoriausias, aišku, kablys. Bet pajaučiu tiesiog žiauriai super galingą kažką, tai gali būti, kad karpis buvo, nes po to laiko neturiu nei vieno kliovo iš tos distancijos, tai dabar truputį kelias dar šėryklas primesiu su tokiu nedideliu sąlyginai išlaukimu, ten iki 3-4 minučių. Nu ir žiūrėsim, gal dar atsigaus. Nu, atsigaut tai turėtų, tiesiog kiek laiko užtruks, tai va čia klausimas. Tai va, lietutis užplūdo, kol kažkokia žuvytė skimba. O, žiūrėkit, ką ištraukiau. Ubica karase, čia ohoho, ir čia koks kablys baisulinis. O, jetu Marija, pažiūrėkit. Ir dar pintas. O, jetu Marija, čia tai įdomiai. Lietuvaičiai, va, jetu Marija. Vydas nusprendė pagauti biškį kitokią žuvį. Jo, nes karosai nekimba per lietų, tai sakėm, reikia raudžių pagaudyti. Nu va. Tikslinga raudžių žvejyba. Tai taip dirba gražiai tornamentas 90-ukas naujas. Tikrųjų šitas tornamentas išleistas grinai per mano gimtadienį. Rimtai, va, tai yra lipdukas iškvietas kovo 7 šių metų. Karosas vidai? Jo, nedidelis. Sakau, pradžiai galvojau, kad raudelė yra iš tolimos, bet kol neišėjimą nebuvo. Supratau. Parkuoja. Atkuto biški žuvytės. Lietus praeidinėja. Lietaus tai gavom gražiai. O, prašau. Šalta, jo. Šaltoka. Vidas eilinį parkuoja. Kolega. O. Eina. Eina. Davai, setelė. Valio. Gražutės. Saulutė išlindo. Žuvytės atkuto. Koks gražuolis. Visgi karosam lietutis bent jau šiandieną nelabai patiko. O, gražus. O, tik tai ant peleko užsiviniojo. Nuėjau, pakeičiau, reiškiasi, monofilamentinę meškerytę, kuri buvo artimoje distancijai, biški tolimesnė. Nu tai 2 metimai, antras karosas. O, jeto Marija, kaip duodas. Ne, nu, dar užstrigo. Įvarė į setelį. Oi. O, yra, išėjo. Gerai, tiek čia. Čia varinėti. Nedickas, bet smagus. Va toksai. Nu kągi. Toliau sėkmingai žvejojam. Bet, žodžiu, ką dabar padarėm, tai bent jau aš persidėjau į kulkas Prestono. Pamažinau šėryklas. Na ir bent jau toj distancijai, kur permečiau su monofilamentu, tai tikrai gerai. 3 metimai, 3 karosai. Tai, žodžiu, dabar persidėjau ir ant kitos meškerės. Na, žiūrėsime, kaip reaguos. Geriausiai visgi dzikelis veikia, žinokit. Tampa ir, reiškiasi, slieka, bet ne taip gerai. Na ir dabar bandome su Vidu padavinėti mažiau gyvo. Tai karpame tiesiog, padavinėjom po truputį šėryklą. Bet tiesiog nemetam jau į jauką, reiškiasi, skandintų pinkučių su dzikais. Bandom taip, žiūrim, kaip žuvis reaguos, ar kažkas čia keisis nuo to ar ne. Jau karosą ir dabar ant kitos meškerės iš karto užkyba. Kažkaip biški sunkiau eina. Gal biški gražesnis karosas? Ar čia ne karos? Pasirodyk. Kas čia tu toks? Gali būti vienas iš didžiausių šiandieną. Tikrai taip.
O čia tai net suimti sunkiau bus. Biški sunkiai eina. Vau, gražuolis. Super. Žiauriai smagus. Traukia ir kolega gerą. Atsuksim kamerą. Gražus? Opa. Nice, nice. Oho, koks rubuilis. Apsilanko pas mus ir tokie draugai. Apsilanko pas mus ir tokie va draugeliai. Opa. Tas super blekas visgi duoda apie save žinot. Kągi, žvejyba artėja į pabaigą. Labai smagiai šiandien pasportavom iš tiesų. Tiek aš, tiek Vidas. Jau nusėmiau vieną meškerę, tai žodžiu dabar paskutinis užmetimas. Kiek tu, Vidai, galvų pagavai? 26 karosai, pas mane irgi, panašiai. Pasismaginom tikrai labai smagiai. Gražios žuvis, labai kovingos, žodžiu ir taip toliau. Gal norėčiau šiek tiek finalizuoti tą mūsų žvejybą. Tai pradžiai pradėjom su šulinukais, sišėrimui taško viskas tvarkoj, bet paskui aš manau, kad vienu metu šiek tiek perjaukinom tašką ir truputį buvo kiba, sakykime. Tada pasimažinom šėryklas, užsidėjom presno kulkas L's ir su jais žvejojame ir tada viskas labai tvarkingai atsirišo. Ką pradžioje padavinėjom skandintus, sakykime, tiek dzikus, tiek pinkas. Tai šį kartą vis tik geriau veikė karpytas dzikas. Po nedaug į šėryklėlę, tada matyta prasverta dulkė pakelia, ten karosai malasi. Po tą dumblą ieškodami reiškės, kas ten skaniai kvepia. Kibimai tada išraiškingesni pasidarė ir taip toliau. Dabar jau kibimas aprimęs. Turime po 2 šiek tiek. Pagrindinis kibimas jis prasidėjo maždaug apie 10 val. Ryto. Nuo 12 iki 1 iš vis buvo eldorado. Tai taras neįmanoma buvo žvejoti su 2 meškerėm, nes vieną traukė, kita jau kimba. Paskui buvo išsijungimas nuo 1 iki kažkur 1:30 kažkas tokio, kur visiškai jokio kliovo. Ir dabar po truputį vėl pradeda kibti, bet matas, kad pavieniai kibimai nėra jau ryškiose eilės, sakykime, prie kablio. Galbūt reikėtų kažką pakeisti, kad vėl suaktyvinti tą žuvę, bet manau, kad šiai dienai užteks ir to, ką mes turim. Tikrai labai smagu. Kauno marios gyvos kaip niekad. Rumšiškės ryte buvo nusėta žmonių, dabar nelabai jų jau čia pasilikę pavieniai. Daug kas metė, tai nedametė net iki mūsų. Tai mes su Vidu žvejojam tikrai be konkurencijos. Ir dar kokių 50-60 metrų metam. Tai atstumas toksai jau nevaikiškas visai gaunasi. O šiaip ką, pavadėliai man asmeniškai geriausiai veikia 50 cm. Turėjau planų, kad tvirtų kablių ale A1 aštuntuko, tarkim 8 numerį norėčiau labai uždėti, bet pavadėlis veikia 16, Vidui veikia 12 geriausiai, sakykime, bet dabar irgi buvau uždėjęs 0,2, tai lyg ir kibimą turėjo ir žuvį išsitraukė. Tai žodžiu, ant kablio geriausiai gyvi, 3-4 dzikai, kiti kažkaip nelabai veikia ir labai atsargiai su kukurūzais hebrytė, nes su kukurūzais aš prisiviriau košės iš tiesų pradžiai žvejybos, kada pradėjo karosai kibti vienas po kito ir paskui turėjau karpinį kibimą, kurio aišku, kad nerealizavau, man atlenkė kablį per kibimą. Tokios išvados po žvejybos. Ką žinau, smagu tą video daryti buvo, senai to nedariau. Buvau išnykęs iš ekranų, susukom šitą video, labai tikiuosi, kad jums patiks. O aš atsisveikinu su jumis iki kitų kartų ir neišvyno jums nei uodegos. Taip, Vidai, kaip tau žvejyba, kokie įspūdžiai ir aplamai ką galvoji? Tai labai patiko. Kaip ir minėjau, bandžiau naują ornamentą, 10-tuką. Aš ir esu patenkintas, ko tu atidirbti žuvį labai puikiai gali. Lengvas, iš tikrųjų. Aš jeigu neklystu, žiedai yra šiek tiek didesni, bet gal klystu. Gal pirmas šiek tiek, bet blema, žinok, man panašu. Man irgi taip pat toks, žinai, žiūriu ir taip galvoju. Tai, šiaip, smagus kotas. Smagi žvejyba. Ar kartočiau taip? Gaudyčiau 2 meškerėm, tikėtina, kad ne. Nes kolegai jau juokiausi, sakau, net parūkyti negalima. Aš pabandžiau senso jaukus, kolega nesenso jaukus.
Buvo gal ten labai panašios atstumas, skiriasi, bet tik tais, kad artimas skiriasi, o tolimoji distancija buvo labai arti vienas kitas. Stebėjimai, pabandžiau kukurūzą, nei man, nei Andriui, pradėjau iš tikrųjų visą bankę kukurūzą daviau, bet, nepaėjo man su karpiu. Pagavau karosą su matylium, kai bebūtų keista. Ir ne vieną turbūt, porą berods, ar ne? Ne vieną, taip. Kai tikėjausi karščio, kadangi vėlgi pas manęs buvo maišytas Senso Karasijos per bleku, buvo universalus jaukas, viena raudė, viena koja, 2 karščiukai ir visi kiti 27 karosai. Buvo, kaip sakant, vieną pagauta prieš laidos pabaigą. Aišku, dar kalbant apie patį kotą, metikas gal nėra tobulas, bet vėlgi turbūt reikės atsižvelgti į jo kainą, kiek rinkoje jisai kainuoja. Nėra nesulygins, aišku, su drenanais, kai ten visi perka kitais kotais, tačiau jų kaina tikėtina bus ir mažesnė negu tų kotų. Tokia kaip skirvytei, Kauno mariose, jo labiau bandžiau Drusūniški, tai beveik 3 kg karštis, pasaka buvo traukta. Žinok, tarkim, tai 90-ukas, tu sakai, kad rasti, jis kitą kainą segmentą ir taip toliau, bet, pavyzdžiui, čia yra vieni turbūt mylimiausi mano kotų iš vis, per visą laikotarpį ir aš jos bent jau asmeniškai skaitau, kad jie tikrai yra aukštos klasės kotai, labai gerai išdirbti, žinai, ir taip toliau. Ir jų kaina, nėra jinai tokia pigi iš tiesų, bet aš galvoju, kad daiktas pilnai vertas savo pinigų ir tikrai džiaugiuosi, kad jais gaudau ir viskas su jais labai gerai iš tiesų. Jo, mesti su jo labai lengva yra, nemeluosiu. Mesti lengva, ar labai taikliai tašką pataikau su šio kotu, ne dar, tai aš dėl to ir yra tas testavimas periodas, nes kad suprasti, kaip reikia mesti, nes kiekvienas kotas yra šiek tiek skirtingas, kitoks. Unikalus. Jo, limpa prie rankas, nelimpa prie rankas, tai čia man jisai lipa, nuoširdžiai galiu sakyti, ar imčiau, jeigu duos. Ar gaudysiu su jo, gaudyčiau tikrai taip. Pirkčiau dabar neturiu pinigų. Turėčiau tokį kotą, taip turėčiau, nes, sakykime, mano turimi mepai, jie yra, sakykime, jiems reikia didesnę svorą, kad išmestų taisyklingai. Tai jie visai klišė yra. Jo, ne. Taip. Mepai šiaip, jeigu mėtant 90, 120, 130 gramų šėryklom, labai gerai meta. Ne, į 20 metrų tikrai pataikyčiau normaliai. Ne, metai yra 50 Gerai, juokauju. Žodžiu, tai va tokia žvejyba ir ką, iki kitų kartų, Vidai? Iki. Tik pasakiau paskutinius žodžius ir paskutinė žuvis užkibo. Pažiūrėsime, jei jis nukelia ir galėsim užbaigti. Vidas irgi traukia, kaip aš suprantu, žuvį. Tai žodžiu, tokiu tandemu ir užbaigsime. Šiaip galima tikrai daug toliau žvejoti, bet jau nemažai laiko iš tiesų mes tą darom. Tai kažkaip šiam kartai užteks turbūt. Tai va, tokios turbūt pakelis. Neišiminėsiu, tuoj paleisimės jį atkabinę. Dar kartą, iki kitų kartų.